Pick up the f***ing phone. I know you're there. Alio. Jo, dabar va hibridai pristatinėju. Aukso strategija šiaip, kaip ir sakėjai, tiesiog va, pasakiška. Tai pasinaudojau aš ją ir šią savaitę, vien tik tai auksu bandžiau dirbti. Todėl nieko premiumuose apie tai nesidalinau, bet kaip ir sakėjai, labai gera strategija. Iš tikrųjų išbandžiau, atlikau 5 treidus, 4 sėkmingi, 1, pramazinau. Jo, būna. Tai įsivaizduok, su šiais 4 treidais uždirbta 2700 baksų. Kažkas tame tarpe. Tai iš tikrųjų, wow. Visio gerai, netrukdyk, varau, pristatysiu strategiją. Tai va, hibridė, kaip girdėjot, važiuojam mes prie strategijos. Taigi, kaip visada, nueiname mes į Trading View'ą. Trading View'ą paspaudžiame indikatorius. Pirmasis indikatorius SSL channelis. Bayer Beckers 3000 narių. Paspaudžiame vieną kartą. Ir mūsų antrasis indikatorius yra Volume Fight. Fight. By Shuttle Clubas. Paspaudžiame vieną kartą. Ir daugiau jūsų neapkrausiu. Viskas. Šitos 2 indikatorius paliekame ant defaultinių funkcijų ir judame prie treidų ir strategijos. Taigi, strategija labai paprasta. Vėlgi, 2 indikatoriai, iš tikrųjų čia didelio mokslo nėra, 2 indikatoriais vadovaujantis įeiti treidus. Taigi, su auksu šita strategija iš tikrųjų man veikia tikrai labai gerai. Taigi, mūsų esmė kokia? Dabar šituo atveju aš parduodu. Parduodu tada, kada gaunu patvirtinimą. Raudona linija yra viršų žalios ir mes, kaip darysime pirkimą, tai bus atvirkščiai, jog žalia linija turi būti aukščiau negu mūsų raudona. Labai paprasta su šituo. Ir kad įeiti treidą, mums reikia mūsų Volume Fighterio, kad apačioje duotų mums signalą ir nusipieštų raudonai mūsų Volume Fighteris. Viskas. Daugiau didesnio mokslo čia nėra. Taipogi dabar pirmasis treidas, gerai pasižiūrime. Įėjau į treidą, nes šitoje vietoje buvo mano key levelis, kurio auksas nepermušė. Tai pradėjo judėti į apačią, davė signalus man tiek pirmasis Volume Fighteris, tiek SSL channelis. Ir šitoje vietoje aš nuėjau, nusistatęs savo SL-ą, truputuką virš savo key levelio, truputuką aukščiau negu mūsų šitas stiprus pušinimas ir pasižiūrime, kaipgi sekėsi. Treidas, kas man patiko, labai stipriai pradėjo pušinti į apačią, šitoje vietoje buvo galėjo dar pasileisti truputuką, tačiau ilgai netrukus hitino mano take profito lygį, kaip matote čia, ir su šiuo treidu aš uždirbau 750 baksų. Pirmasis treidas. Gerai, gera pradžia. Dabar taip, antrasis treidas. Kaip matote, kas čia man patiko, tai kad buvo stiprus pušinimas į viršų, formuodamas mūsų high highs ir high lows. Ir šitoje vietoje įvyko stiprus pušinimas į apačią, kas mums pažymėjo Change of Character. Maždaug šitoje vietoje. Change of Character. Nerašysiu. Tada vėl kilimas į viršų, vėl prasidėjo pušinimas į apačią ir pagal idėją, pagal teoriją, prasidėjo naujas formavimas, tai yra low highs ir low low. Kaip ir viskas labai aišku, struktūrą įsiaiškinome ir šitoje vietoje aš lygiai taip pat jau į treidą, naudodamas lygiai tokį patį loto dydį ir tokią pačią strategiją, tai yra 1:3 risk rewardas. Taigi, pasižiūrime, kaipgi šitas treidas man suvaikščiojo. Kas patiko, kad buvo staigus pušinimas į apačią, kaip matote, tuoj prisitrauksiu. Staigus pušinimas į apačią, kas yra labai geras ženklas. Dar vienas geras ženklas, jeigu mūsų Volume Fighteris nusipiešia raudonai, ištisai. Kaip matote, yra pilkų zonų. Mums reikia, kad kai duotas yra signalas, stiprus pušinimas ir daug raudonumo. Jeigu tai yra liuks, jau, sakykime, trečias confirmationas, kad treidas yra geras. Bet reikia sulaukti finalą, reikia pasiekti mūsų tik profitą. Ir, kaip matote, buvo išrašyti ragai. Ir su šiuo treidu aš netekau 1%, kas buvo 250 baksų. Taigi, trečiasis mūsų aukso treidas buvo atliktas ketvirtadienį, 7 dieną, kaip matote. Vėlgi turime tas pačias sąlygas. Krosinimas iš apačios, kaip matote, žalias kilo aukščiau negu mūsų raudonas. Vėlgi, check yra. Tada gavome apačioje signalą
iš mūsų volumo fighterį. Čia viskas liuks, galėtume įeiti į treidą. Ta prasme, mes ir įėjom į treidą. Tai dabar kokia argumentacija, tai yra va taip. Čia taipogi prisidėjo mūsų key levelis. Šitoje vietoje vieną kartą permuštas. Laukiau, kaip rinka reaguosite. Rinka pakilo, stipriai papušino į apačią ir vėl pradėjo pušinti viršų. Nu tai šitoje vietoje apsidraudžiau, įsidėjau savo selą. Jeigu breikinto apačioje, reiškia keičiasi mūsų chain of charika. Ir šitoje vietoje aš taip pasižiūrėjau, primerkęs akį, jog grafikėlis turėtų eiti viršų. Ir iš tikrųjų sąlygos atitinka, struktūra atitinka, iš tikrųjų mano prasidėjo high highs ir high lows formavimas ir man tas visai patiko ir šitoje vietoje aš įėjau į treidą. Truputuką bijojau, nes šį kartą selas tik tai buvo $1.5 bakso, nes mes visi žinom iš istorijos, jog auksas turi savų bairių, iš tikrųjų jis gali tai va, per 2 baksus į viršų į apačią, į apačią į viršų ir tu nieko iš to nepakeisi. Tačiau aš jau į treidą, $1.5 bakso, uždėtas lautodytis ir pasižiūrime, kaip man suvaikščiojo. Čia man ta pačioj pradžiai manipuliacija nepatiko, nes kaip matote, ties key levelių kaina grįžo kilo, nu bet taip jau būna, pasižiūrime toliau. Vėl nusileido, čia labai jau stipriai, tačiau nelietė selo, viskas gerai, nusiraminam. Kol kas viskas tvarkoje. Vėlgis. Tada prasidėjo stiprus pušinimas į viršų ir šitoje vietoje man 8.35 Londono laikų, tai Lietuvos 10.5, hitino mano take profito lygį ir su šiuo treidu dirbau lygiai tiek pat, tai yra 750 baksų. Atlikinėdama šios treidus naudojau pirmąjį savo brokerį, galite jį surasti jushkefx.com, nueinate rasite skilti brokeriai ir pasirenkate pirmąjį brokerį. Labai patogu, tik tai kripto depozitai ir kripto withdrawalai. Tai va, tiesiog. Ir mūsų ketvirtas ir kaip matote, 5. treidas iš tikrųjų vienas po kito čia. Tai pasakysiu taip, jei matematika atlikot gerai, tai žinok, šitie treidai buvo va. Tiesiog nutaikyti, nusnaipinti taip kaip reikia. Kaip matote, taisyklės buvo laikomas. Krosinimas raudonų į viršų, reiškia, mums duoda short pozicijos galimybės. Turime ženkliuką mūsų volume fighto, kad galime įeiti į treidą, tačiau jis truputuką anksčiau aš laukiau, kol mūsų SSL channelis krosins. Ir dabar pasižiūrime, kaipgi šitas treidas suėjo. Kaip matote, stiprus pušinimas į apačią, tiesiog nusnaipinta galimybė ir šito vietoje pasiekė mano take profito lygį. Dabar 5. treidas, pasižiūrime toliau, prasidėjo kilimas į viršų. Todėl ir sakau, kad nusnaipinta, nes čia, oi, kiek nedaug. Bet take profitas buvo paimtas su 4. treidu. Ir dabar žiūrime 5. 5 dabar taip. Kaip matote, šitoje vietoje gavau ir volume fighto pranešimą, ir SSL channelis jau žalias buvo viršuje. 2 confirmationai man pilnai pakanka ir iš tikrųjų taikiausi, jog man treidas sugrįžtų iki mano key levelio, tačiau pasidėliau savo stop lossą maždaug, pasidėliau savo take profito lygius ir įėjau aš į treidą. Truputuką aukščiau, jeigu mano key levelis, tačiau, strategija yra strategija, risk rewardas yra risk rewardas ir 1/3, kaip visą laiką. Pasižiūrime. Staigus pušinimas į viršų, kai matote vėl prie key levelio ir staigus kritimas į apačią. Expected, iš tikrųjų tikėtasi, tik tai galėjo čia man nepagailėtų 50 centų ir iš karto hitinti take profito lygį, bet taip jau būna. Toliau laukiam, žiūrim vėl, iš tikrųjų labai netoli buvo mano take profito lygio, bet rinka sako, nepalauk, dar truputuką pasinervuojam, pasižiūrime kas toliau. Ir kaip matote, šitoje vietoje vėl hitino mano take profito lygį. Vėl nusnaipinau, o čia per truputį aukščiau dar pakilo ir pradėjo leistis į apačią. Ir iš tikrųjų su šitais 2 treidais, kaip matote, uždirbau štuką 500 baksų. Taigi, liuks. Taigi, kebrytė. Tai va, kaip sakiau, auksas skambina, keliam ragelius, iš tikrųjų bandom šitą strategiją. Tikrai nebloga. Pasidėliokite key levelius, pasidėliokite šitos 2 indikatorius, jie neblogi, man visai patiko. Tačiau vėlgi, ant minutinio grafiko galbūt nedirbkite, siūlau 5 arba bent jau 15, tačiau pagal kiekvieno galimybės ir kiekvieno rizikos toleranciją. Todėl pasakysiu taip, kaip ir pradžiai minėjau, aukso iš viso nesidalinau su premiumais, nes
dirbau grinai tik tai ant aukso, tačiau dirbau koncentruojantis į šią strategiją. Todėl nei vieno aukso nebuvo, tačiau buvo orderių pasidalinto su premiumais šią savaitę 5 atlikti iš tikrųjų. Ir 2 nepavyko, vienas iš jų nemokamas, sorry hebrytė, nu taip jau būna. Ir kaip matote čia apačioje, pasidalinta buvo 5 treidais, 3 sėkmingi, 2 ne, ir per šios 5 treidus premiumo grupė uždirbo apie 5% pelno per vieną savaitę. Tai įsivaizduokit, labai puikus rezultatai, iš tikrųjų labai puikus rezultatai, lyginant su lapkričio mėnesio rezultatais, nes lapkričio mėnesį uždirbta overall'e 5,6. Tai sakyčiau, labai stipriai startuotas gruodžio mėnesis, žinant, kad paskutinis metų mėnesis ir čia bus tikrai daug manipulacijos ir reikia būti praėjus tą, kad suvoktum, kaip čia galima dirbti. Todėl visiems iškart sakau, jungiamės į Discordą, jungiamės į premium grupę ir dėl signalų, ir dėl idėjų, ir dėl informacijos, kurios artėja su prop firmomis, nuolaidos, informacija prieinamesnė. Nu, iš tikrųjų, apsimoka, plus, nepaminėjau, patarimai, gyvi skambučiai, jeigu reikia, nu čia pagaliu. Todėl būtinai prisijungiam ir premiumas nedaug kainuoja. Kavos puodelis per dieną. Tad ačiū visiems, kurie žiūrėjote, strategija nebloga. Ačiū, kad dalyvaujate pokalbiuose, dalyvaujate TikTok'e ir, kaip ir sakiau, judame mes visi link bendro tikslo. Uždirbti dolerių, ypač prieš šventes. Bye bye.